Labą dieną. Šiandien esam pas mūsų klientą Joną ir noriu parodyti, kaip natūralus kvarcitas Taj Mahal įsilieja į interjero detalės. Šiame objekte buvo panaudotos 3 plokštės, didžioji dalis atiteko virtuvės zonai. Šita sala svėrė kažkur tais apie 0,5 tonos, o visa konstrukcija svėrė apie toną. Noriu pabrėžti, kad buvo pasirinktas lever paviršius, kuris tinkamas virtuvės zonai, lengvai prižiūrimas, lengvai valosi ir labai malonus liesti. Apie kaitlentę zoną, tai kaitlentė buvo įleista į stalviršį, sienelė ir dar papildoma sienelė viršuje, kuri priduoda tikrai išskirtinio vaizdo. Kalbant apie salos konstrukciją, briauna buvo išstorinta iki 8 cm, buvo pasirinkta ne 45 laipsnių jungimas, o pasirinkta šešėlinė siūlė. Tai yra dizaino sprendimas. Tęsiant apie salos konstrukciją, tai buvo apačioje panaudotas ledų integravimas, prideda daug jaukumo vakare ir savaime suprantama akmuo iš vidinės pusės, kas irgi prideda labai gero ir tvarkingo vaizdo. Dar vienas įdomus faktas apie šį akmenį, kad tai yra gold versija, kuri yra išskirtinai reta. Svetainės zonoje taip pat buvo panaudotas tas pats Taj Mahal Gold, tik tais konstrukcija jau buvo lengvinta, buvo išstorintos briaunos iki 4 cm ir viduryje kažkur buvo išpjauta tokia maždaug detalė, kuri vėliau buvo panaudota šio staliuko gamybai. Ir taip pat čia buvo naudojamas lever paviršius, kuris yra malonios tekstūros. TV zonos kvarcitas taip pat yra lever paviršiaus, kuris vakare dėka šio židinio atskleidžia savo raštą, struktūrą ir faktūrą. Miegamojo zoną taip pat neapsiėjom be natūralaus kvarcito Taj Mahal Gold su lever paviršium, kuris labai gerai dera prie bendro dizaino projekto.